Sveiki ponai ir ponios, malonu susipažinti. Mano vardas Olegas Uljanovas. Gyvenu Ispanijoje, mano pagrindinė profesija juristas, taip pat domiuosi investicijomis bei aukso luitų pirkimu. Šiandien noriu su jumis pasidalinti unikalią informaciją, kuri savo laiku sudomino mane ir esu tikras, kad sudomins ir jūs. Kalbėsiu apie kompaniją mGoldex. Trumpai ir aiškiai, per šį laiką sužinosite apie galimybes, kurios atsivers jums. Trumpai apie kompaniją. Kompanija mGoldex įregistruota 2010 metais Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Dubajaus mieste ir užsiima internetinę brangiųjų metalų prekybą Europoje ir visame pasaulyje. Dubajuje labai aukšta aukso valdymo sistema ir tai dinamiškiausias pasaulinio masto prekybos auksų centras. Vyriausybė yra sukūrusi patikimas sąlygas verslo plėtrai ir taip pat kaip vieną iš pliusų galime paminėti palankę mokestinę sistemą bei PVM mokesčio nebuvimą, parduodant aukso luitus ES bei kitose šalyse. Šiai dienai kelių kvadratinių kilometrų zonoje įsikūrusios apie 7000 kompanijų, kurios užsiima brangiųjų metalų prekybą, finansų valdymu, naftos, briliantų bei deimantų prekybą. Almas Tower – pagrindinis DMCC pastatas, kuriame įsikūrusios deimantų bei kitų pardavimų biržos. Šiame pastate įsikūrusi ir kompanija Emirates Gold, kuri prekiauja brangiaisiais metalais. Kompanija mGoldex vykdo veiklą pagal Dubajaus vyriausybės išduotą licenciją ir yra įregistruota Dubajaus valstybinėje laisvoje ekonominėje zonoje DMCC, kuri skirta prekybai auksu bei kitais brangiaisiais metalais. Oficialiame puslapyje galite gauti daugiau informacijos apie kompanijos registraciją. Fiziniams ir juridiniams asmenims kompanija mGoldex siūlo neapmokestintą PVM auksų grynuolių pardavimą bei pirkimą, galimybę juos saugoti Europoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. mGoldex paslaugomis naudojasi klientai iš daugiau nei 200 šalių, daugiau nei 400 000 klientų. Aukštos kokybės aukso luito asortimentas, kurių svoris nuo 1 iki 100 gramų, aukso švarumas 999,9 ir juos gamina pasauliniu mastu žinomos kompanijos, tokios kaip Emirates Gold, Belgijos koncernas Unicom, vokiečių Heraeus, šveicarų Argor Heraeus, Australijos bei Vienos monetų dvarai. Šioms kompanijoms nereikia jokios reklamos. Kodėl auksas? Auksas tai legendinis metalas, dievų ir karalių metalas. Turėti aukso tai prestižas ir pagarba. Auksas niekada nebuvo priklausomas nei nuo politikos, nei nuo šalies ar ekonomikos. Pergyveno visas imperijas ir krizes. Šiais nestabiliais laikais auksas atlieka didžiulį vaidmenį. Auksas gali ne tik kaupti, bet ir didinti bei išlaikyti stabiliai pajamas. Užtenka vien pažvelgti į aukso vertės grafiką per pastaruosius 10-20 metų. Visi žino, kas yra auksas. Dauguma nori turėti aukso, bet mažai kas turi pinigų įsigyti jam ir dar mažiau žmonių žino, kaip galima užsidirbti aukso. Taigi, mGoldex parduoda auksą dviem būdais. Galima pirkti auksą iš savo asmeninių lėšų, yra pinigų, prašom, pirkite iškart kiek norite. Ir galima pirkti tuos pačius luitus tik komplektuose, pagal marketingo programą. Šio komplekto kaina 7000 eurų. Galima pirkti visą rinkinį iškart, galima pirkti ir dalimis, išsimokėtinai. Atlikus pirmą įmoką, likusius pinigus galite įnešti patys, arba kompanija juos įneš už jus per premijų programą bonusais. Būtent apie antrąjį variantą, aukso pirkimo bonusų programos pagalba, aš ir kalbėsiu. Bonusinės premijų programos žinomos visame pasaulyje. Pirmą bonusų premijų programą pasiūlė kompanija American Airlines maždaug prieš 30 metų. Ši kompanija pagrindiniams klientams suteikdavo bilietams nuolaidas kaip bonusus. Tai buvo viliojantis bei įdomus pasiūlymas ir nuo to laiko bonusinių premijų programa išaugo ir išplito visame pasaulyje. Šiandien bonusinės premijų programos egzistuoja visur. Už suteiktus bonusus galima užsipilti benzino, apsipirkti prekybos centruose, apsistoti viešbučiuose, pusryčiauti restoranuose, viešojo transporto bilietams ir taip toliau. Bonusinės programos ne naujiena ir nieko nenustebinsi. Tačiau manau, kad ši programa jūs nustebins. Todėl, kad mGoldex premijų programoje už premijas galite įsigyti švariausius aukso grynuolius 11 kartų naudingiau, nei jūs pirktumėt juos bet kur kitur. Pagalvokit, jūs galite įsigyti pačią likvidžiausią prekę pasaulyje taip naudingai. Tikriausiai jūs nepatikėsit. Sakysit, kad taip nebūna, tačiau aš tai darau jau kelerius metus ir galiu jūs užtikrinti. Tai būna ir dar kai būna. Ir tuoj pat įsitikinsite. Kai kas gali pagalvoti, kad aukso kaina čia gali būti 11 kartų didesnė, 11 kartų mažesnė. Ne. Niekur nerasi tokio aukso kainos skirtumo. Aš kalbu ne apie tai, kokia aukso kaina, o apie tai, kaip gauti 11 kartinį pelną, kurį jūs gaunate per bonusinę programą.
Uždirbtą auksą galima laikyti banke, užkasti, perleisti ir taip toliau. Bet jei jums prireikia pinigų, galite auksą parduoti ir gauti 11 kartų didesnę sumą grynaisiais. Todėl drąsiai galiu rekomenduoti bonusinę programą ne tik tiems, kurie nori aukso, tačiau ir tiems, kurie nori užsidirbti pinigų. Taigi, pagrindinė tema – ką reikia daryti? Turiu perspėti, kad čia nėra jokių startinių paketų, nėra registracijos mokesčio, mums nemoka už pakviestus žmonės, padarytas rekomendacijas, čia nėra jokių suvaržymų, kitų įvairių pirkinių ir taip toliau. Užsiregistruojate kaip klientas, kuris nori pirkti auksą. Gaunate virtualų ofisą, kur galite valdyti savo auksą bei savo pinigus. Manau, nereikia aiškinti, kad prisijungimo duomenys yra konfidenciali informacija ir jų niekam neduokite. Tai tas pats kaip ir banko sąskaita, tik dar rimčiau. Auksas yra daug daugiau nei pinigai. Taigi, judam toliau. Jūs atsispausdinate sąskaitą aukso pirkimui ir darote įnašą, kurio vertė negali būti mažesnė nei 540 eurų. 500 eurų įnašas už auksą, o 40 eurų sąskaitos aptarnavimo mokestis. Galima pavedimą atlikti per elektroninę mokėjimo sistemą, per banką, tačiau prieš einant į banką atsispausdinkite savo ofise rekvizitus, nes ten reikės banko sąskaitos numerio, kadangi be jo niekas pavedimo netliks. Gavus pavedimą, kompanija jūs užregistruoja marketingo programoje, lentelėje, kuri vadinasi užsakymų stalas. Jūsų sukurtame virtualiame ofise rasite lentelę. Lentelę sudaro 4 lygiai ir tik 15 vietų. Apatiniai 3 lygiai visada užimti, nauji užsakymai rodomi viršutinėme lygyje, kuris susideda iš 8 vietų. Bet kurią iš šių vietų jūs galite užimti ir tai neturi reikšmės, todėl kad erdvės ir laiko faktoriai netlieka jokio vaidmens. Paaiškinsiu. Erdvės faktorius. Įsivaizduokite, kad šitas žmogus gyvena, tarkim, Ukrainoje, kitas Vokietijoje, šitas Čekijoje, šitas Niujorke, o šitas Rusijoje. Visi šie žmonės gali būti nepažįstami ir nepriklausomi vienas nuo kito. Ir gali būti, kad jie nėra jūsų rekomenduoti žmonės. Tai nėra piramidė, taip tiesiog išsidėstęs užsakymų stalas. Toliau pakalbėkim apie laiko faktorių. Tarkim, jūs nekartą gavote pasiūlymą. Naujas superprojektas, išankstinė registracija, norėsit prisijungti, būkite pirmi. Žinot, kodėl jiems reikia būti pirmiems? Ogi todėl, kad gautų pajamas. O tie, kurie prisijungia po mėnesio... Atsiprašom. mGoldex'e nėra skirtumo, kada jūs padarėt užsakymą stale, todėl kad čia jau yra pirkėjai ir nauji kaip jūs, kurie tik dabar pradeda ir tie, kurie yra pastovūs klientai, perkantys auksą bonusinėje programoje 14 kartą ir ne 1 metus. Pavyzdžiui, šitas žmogus programoje 2 savaitės, šitas galbūt ir pusę metų, šis 3 dienas, o šis 3 metus. Todėl jūs galite pradėti savo programą ir virš jūsų gali atsirasti asmuo, kuris programoje jau daugybę metų. Visos sąlygos visiems čia vienodos ir visi čia yra lygus. Kaip veikia užsakymų stalas, kaip pasiskirsto užsakymai ir kaip vyksta aukso pirkimas. Tarkim, šis žmogus jums parekomendavo bonusinę programą ir papasakojo apie šią unikalią galimybę. Jums patiko, užsiregistravote, atlikote pavedimą, jūs atsirandate virš jūs rekomendavusio žmogaus vienoje iš 2 vietų, nes kitas vietas užims kitų pakviestų partnerių žmonės, kaip matote stale pagal rodykles. Kai užsipildo visos vietos, užsakymų stalas dalinasi per pusę. Kad atsirastų naujos vietos ir ant 2 naujų stalų vėl sukuriama po 8 naujas vietas naujiems užsakymams. Kai tik vietos stale užsipildo, auksą gauna sekantis žmogus ir vėl iš viršaus atsiranda 8 naujos vietos, kurios vėl užpildomos ir vėl sekantis žmogus gauna auksą ir taip toliau. Stalo užpildymo procesas labai paprastas. Užsipildo 8 vietos viršuje, apačioje esantis žmogus gauna auksą ir vėl atsiranda 8 vietos viršuje. Kaip ir minėjau, viskas labai paprasta. Ir taip. Mes darome užsakymą, vienintelį kartą įnešame įnašą, avansą, patenkame į 8-tuką, įvykdome sąlygas pakviesti 2 partnerius ir gauname atlygį. Kažkas šį kelią pereina per savaitę, kažkas per kelias dienas, kažkas per 2-3 mėnesius. Bet kuriuo atveju klientai stale dirba, stalai juda, pildosi ir yra išmokamas atlygis. Pažiūrėkime. Kai tik jūs perėjote pirmąjį stalą, jūs gaunate 3500 bonusų, už kuriuos nuperkamas auksas. Šio aukso kaina bus patraukli, kadangi ji yra be PVM mokesčio. Plus aukso kaina mGoldex yra nustatoma pagal 4 pagrindinių pasaulio biržų kursą – Tokijo, Niujorko, Frankfurto bei Londono. Tai duoda klientui tikslę bei objektyvę aukso kainą. Toliau, sekantį stalą, jūs pereinate be jokių papildomų įnašų ir dar kartą gaunate aukso už 3500 eurų. Iš viso už 7000 eurų. Viskas. Jūsų užsakymas įvykdytas, jums kompanija nupirko aukso už 7000 eurų.
Turiu patikslinti, kad šioje sumoje yra ir jūsų 500 eurų įnašas, taip pat iš šios sumos yra išskaičiuojamas ir kompanijos pelnas, kai tik atsiranda prekių apyvarta. Tai yra, kai tik nuperkamas auksas, kompanija gauna pelną, išskaičiuojama 7%. Didžiąją šios sumos dalį kompanija grąžina atgal į marketingo programą, paskirstydama lyderiams, kurie daro karjerą mGoldex ir dalyvauja kompanijos pelno kūrime. Pasakysiu tik tai, kad ten prasideda labai geri pinigai, bet apie tai pakalbėsim vėliau, kituose susitikimuose. Toliau auksas nupirktas, pinigai jūsų, tai patvirtinta dokumentu, sąskaita faktūra, kurioje viskas surašyta – svoris, kaina, kiekis ir iš karto jūs galite daryti su tuo auksu, ką tik norite. Galite parsisiųsti auksą paštu, jis yra apdraudžiamas ir siuntimas kainuoja apie 55 eurus. Galite atsiimti auksą patys arba pagal įgaliojimą, pavyzdžiui, Miunchene, prezentatyvinėme mGoldex ofise. Galite laikyti auksą saugykloje ir kaupti iki kažkokio kiekio. Už saugojimą yra įmamas mokestis – 0,1% nuo laikomos sumos per mėnesį. Pavyzdžiui, už 3000 eurų sumą jūsų mokestis bus apie 3 eurus. Į tuos 3 eurus įeina ir aukso laikymo draudimas. Kompanija saugos jūsų auksą, kol to norėsite. Galite parduoti auksą bankui, lombardui ar bet kam kitam. Bet jei jūs nenorite bėgioti ir siūlyti savo aukso, visada galite parduoti pačiomis geriausiomis sąlygomis atgal mGoldex kompanijai, tiesiai iš savo online ofiso 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus. Taip pat savo asmeninėme ofise visada matote tos dienos aukso pirkimo ir pardavimo kainas. Jas sekdami galite papildomai užsidirbti. Kaip kainos kyla, parduodami auksą. Pardavus auksą, pinigai iš karto yra įskaitomi į jūsų asmeninę sąskaitą ofise. O iš ten galite pervesti pinigus į savo asmeninę sąskaitą, savo asmeninę banko sąskaitą į bet kurią pasaulio šalį. Taip pat galite ir papildyti savo sąskaitą, o po to patys pirkti savo auksą. Kaip matote, galimybės valdyti savo ofisą yra labai plačios ir auksas ir pinigai yra visada šalia jūsų. Apibendrinant, užsakymas aukso luitų rinkinio už 7000 eurų susideda iš 2 užsakymų stalų už 3500 ir 3500 eurų. Kompanija įvykdė jūsų užsakymą, nupirko auksą už 7000 eurų, į tą sumą taip pat yra įskaičiuotas jūsų įnašas 500 eurų, minus kompanijos pelnas 7% ir jums lieka 6510 eurų. Dabar kartu paskaičiuokime pelną iš aukso pirkimo bonusinėje programoje. Iš 7000 eurų atimame 7% kompanijos pelną ir gauname 6510 eurų. Taip pat išminusuojame avansą 540 eurų ir gauname 5970 eurų gryno pelno. Šią sumą daliname iš 540 ir gauname 11. Kaip ir sakiau pradžioje, jūs gavote 11-kartinį pelną. Jei norite gauti tokį pelną pastoviai, tai programa numato automatinį pratęsimą. Tokiu atveju iš jūsų antro stalo uždarbio yra minusuojama 540 eurų. Tai yra labai patogu, nes nebereikia eiti į banką ir iš naujo daryti pavedimų. Programa tai padaro automatiškai. O dabar pažiūrėkim, kaip dirba jūsų 500 eurų. Jūs mokėjote vienintelį kartą įnašą, gavote 11-kartinį pelną ir palikote toliau dirbti tuos pačius 500 eurų. Ir toliau gaunate pelną. Patogu? Žinoma. Tačiau pasakysiu iš karto, kad mGoldex kompanija aukso šiaip nedalina. mGoldex ne bankas ir ne investicinis fondas, ne birža ir juo labiau ne labdaros organizacija. Tai marketinginė programa sukurta tik tiems, kas nori užsidirbti. Galvokite apie tai kaip apie verslą. Bet kuris žmogus čia gali pradėti nuo minimalaus 540 eurų starto, likusią sumą iki 7000 eurų, kompensuoti savo darbu, reklamuodamas auksą ir kompanijos paslaugas ir be to auginti savo pelną. Bet iš pradžių tai reikia įvertinti, ar jūs sugebėsite. Reikia patvirtinti savo kvalifikaciją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš per niekieno nenustatytą laiką turiu padaryti 2 rekomendacijas 2 žmonėms, parekomenduoti įsigyti aukso perkant arba per bonusinę programą. 2 nauji jūsų asmeniškai pakviesti žmonės yra jūsų kvalifikacija, kuri suteikia teisę į 7000 eurų atlygį. Kvalifikacija yra įvykdoma vienintelį kartą. Geriausia tai padaryti pirmame stale antrame lygyje. Galima ir vėliau, bet tada jūs prarandate dalį pelno. Dar kartą pabrėšiu, kad ši marketingo programa yra ne visiems, o tik tiems, kas nori rekomenduoti ir reklamuoti kompaniją ir už tai gauti tikrai didelį atlygį ir gerai užsidirbti. Su mumis kompanija atsiskaito auksu už tai, kad mes plečiame klientų bazę.
2 asmeniškai pakviesti klientai yra minimumas. Bet sutikite, kad jūsų pažįstamų ratas yra daug platesnis, tikrai ne iš 2 žmonių, kuriems reikia pinigų, yra daug daugiau, todėl nesustokite ties 2. Darykite daugiau rekomendacijų ir tai yra daug geriau, nes greičiau užsidarinės stalai. Turėti daugiau pakviestų žmonių yra labai naudinga lyderių programoje, tiems, kurie nori užsidirbti tikrai daug. Todėl mano rekomendacija lieka ta pati – niekada nesustokite ties 2. Darykit daugiau kvietimų, rezultatas bus matyti labai greitai. Dabar pakalbėkime apie kompanijos patikimumą ir garantijas. Dažnai žmonės manęs klausia, kokios garantijos? Pradžiai noriu jums parodyti, iš kur atsiranda pinigai. Tad daugeliu natūraliai iškyla klausimas, kaip įdėjus 540 eurų galima užsidirbti 7000 eurų. Mėgėjams visokių indėlių, procentų gavimo, žaidimų biržose galiu iškart pasakyti, kad čia tokių dalykų nėra. Kompanija biržose nežaidžia ir finansais neužsiima ir jokių procentų čia niekas nepriskaičiuoja. Kompanija prekiauja realiu fiziniu auksu internetu, taip pat siūlo užsidirbti didelį pelną per bonusinę programą. Bet kokios marketingo programos tikslas yra padidinti prekių apyvartą kviečiant klientus. Nepaslaptis, kad dabar pasiūla viršija paklausą ir esant vienodai prekiai, klientas eis ten, kur bus sukurtos įdomesnės sąlygos, kai galima ne tik pirkti, bet ir užsidirbti. Dabar kalbame ne apie kažkokias vienkartinės akcijas, kai būna prieš Kalėdas ar Velykas, bet apie marketingo sistemas. Viso pasaulyje yra 3 tokios sistemos – binaras, daugelinijinis MLM ir matricinė sistema. Naudojamos šios sistemos būna ir kartu ir atskirai. Gerbiamieji, noriu, kad suprastumėte ir prisimintumėte tokį dalyką. Bet kurios marketingo sistemos esmė yra pelno arba antkainio paskirstimas nuo prekės ar paslaugos. O jei kompanija neturi prekės ar paslaugos, tik perskirsto lėšas, tai yra eilinė finansinė piramidė. Ir taip grįžtam prie binarinių ir MLM sistemų. Kaip paskirstomas pelnas binare? Kompanija sukuria vartotojų tinklą ir paleidžia per jį savo prekę ar paslaugą. O kai gauna pelną, jo dalį atiduoda šakoms ar lygiams. Savo konsultantams, pardavėjams, distributoriams, kadangi per juos kompanija gauna naujus pirkėjus. Klientas patenkintas, nes gauna ir prekę ir kažkiek uždirba, bet jis tai gauna tik tada, jei vykdo kompanijos sąlygas. Dirba kompanijai. Esmė binaro. Tinklinėme marketinge yra prekės realizacija ir dalis kompanijos gauto pelno išdalinama savo platintojams kaip paskatinimas. Matricinėme marketinge viskas yra kitaip. Tokį marketingą kaip taisyklė naudoja kompanijos, kurios turi pakankamai prabangią prekę. Ir be to, klientas gali labai greitai gauti norimą prekę, turėdamas kažkokią minimalią sumą, o kapitalo trūkumą kompanija kompensuoja iš savo pelno. Bet žinoma, už tam tikrą darbą. Ir dabar, labai svarbus skirtumas yra tas, kad pelno paskirstimas čia yra kitoks. Čia pelnas iš pradžių yra akumuliuojamas, o po to padalinamas ne daugeliui klientų, o vienam. Kaip tai veikia Mgoldekse? Pradedam. Padaromas užsakymas aukso pirkimui už 7000 eurų. Iš to sandorio kompanijos pelnas yra 500 eurų ir tiek pinigų kompanija ima avansu. Bet kuri kompanija iš klientų ima avansą kaip minimum pagal savo pelno dydį ir nesvarbu, ką jūs perkate – automobilį, butą, namą. Vieni ima 20%, kiti 30%, kiti 50%. Mgoldex ima 7%. Pasikartosiu, kompanijos pelnas yra lygus įnašui, avansui. Dabar turiu klausimą. Jei turėtumėte savo verslą ir iš klientų gautumėte avansą, ką su juo darytumėte? Dėtumėte į seifą? Neštumėte į banką? Esu įstikinęs, kad jūs už tuos pinigus pirktumėt prekes, kurias parduodat. Mgoldex daro tą patį. Iš avansų iškart yra perkamas auksas, po to grąžina šį auksą atgal per bonusinę programą savo klientams. Kažkas pasakys, kad keistas verslas, kur nauda kompanijai. Turiu nuraminti, nepergyvenkite, Mgoldex pasiims pelną, bet tik tada, kai įvykdys užsakymą ir nupirks auksą už 7000 eurų. Žiūrėkite, pirmame stale į kompaniją pateko avansai po 500 eurų iš 8 klientų. Kaip ir sakiau, avansas yra lygus kompanijos pelnui. Ir faktiškai, visi gaunami pinigai yra jau kompanijos pelnas ir su savo pelnu kompanija turi teisę daryti, ką tik nori. Kompanija šių pinigų niekur neišleidžia, o juos kaupia. Tai yra 4000 paskirsto taip. Už 3500 eurų nuperka auksą vienam klientui, o likusius 500 avansų apmoka vietą sekančiame stale kitam klientui. Kas čia gaunasi? Kompanija gavo 4000 eurų pelno ir juos iš karto aukso atiduoda klientui. Koks kompanijos pelnas? Nulinis. Antras stalas. Kompanija vėl akumuliuoja 4000 eurų pelno. Už 3500 nuperka aukso klientui, o 500 eurų likutis jau yra kompanijos pelnas. Tai yra kompanija uždirbo, kai pardavė auksą už 7000 eurų. O dabar pasakykite man, kur čia yra finansinė piramidė?
Atkreipkite dėmesį, kad nei auksas, nei pinigai čia iš lubų nekrenta. Kompanija naudojasi savo pelnu, kompanija nerenka pinigų iš žmonių, kompanija už visus gaunamus avansinius mokėjimus perka auksą, grąžina į marketingą savo klientams ir uždirba tik sandorio pabaigoje, kai parduoda auksą už 7000 eurų. Ar tai naudinga įmoniai? Taip, žinoma. Jis savo pelną gavo, klientas taip pat pliuse, padarė užsakymą, padirbėjo ir gavo atlygį. Kompanija negali bankrutuoti, nes mokėdama bonusinius mokėjimus išmoka savo klientui 3500 auksų tik tada, kai akumuliuoja savo pelną viršutinėme aštuntuke. Klientui rizikos jokios, nes avansas niekur dingti negali. Klientas atėjo pirkti aukso ir jo įnašas yra laikomas išskirtinai aukso pirkimui. Užbėgant į priekį pasakysiu, kad net jeigu klientas neįvykdė tos minimalios kvalifikacijos, net tada klientui ciklo pabaigoje bus nupirkta aukso už 500 eurų. Dar kartą užakcentuosiu, kad viskas būtų aišku. Kompanija akumuliuoja savo pelną aukso, grąžina į marketingą ir atiduoda klientams bonusinį atlygį savo preke, aukso luitais. Dabar manau, čia jau viskas aišku. Dabar pakalbėsiu apie garantijas. Pati geriausia garantija yra pats auksas. Sutikite, kad tikrai ne kiekviena įmonė gali pasigirti tuo, kad atlygį moka grynu auksu. Be to, aukso luitai yra aukščiausios kokybės, kuriuos gamina pasaulinio lygio gamintojai. Toliau kompanija garantuoja aukso supirkimą iš savo klientų. Jei pageidaujate, bet kuriuo metu galite parduoti savo auksą atgal kompanijai palankiausiomis kainomis, o gautus pinigus galite siųsti į bet kurį pasaulio kampelį, kur turite sąskaitą banke. Einame toliau. Kompanija garantuoja pinigų grąžinimą per 14 dienų, jei klientas apsigalvojo. Jam grąžinami visi 540 eurų. Todėl klientas turi 14 dienų, kad galėtų pasitikrinti, kad išsiaiškintų apie kompaniją. Jei kažkas netinka, atsisveikina, niekas čia dėl to neįsižeis, jei patiko. Jei patiko, prašom, pirkit naudingąjį auksą ir užsidirbkit pinigus. Bet kuriame užsakymo stalo lygyje klientas turi teisę primokėti trūkstamą sumą, nusipirkti auksą ir anksčiau baigti užsakymą marketingo programoje. Dažnai manęs klausia, kas bus, jei aš nepadarysiu minimaliai 2 rekomendacijų? Ar nedings mano pinigai? Atsakymas – ne, nedings. Jeigu pirkėjas nepadarė 2 rekomendacijų, tai jis bet kokiu atveju praeis savo ciklą be atlygio, su nuliu ir negaus atlygio už 6500 eurų, o jo avansas 500 eurų niekur nedings. Už jį nuperkamas auksas ir klientas išeina iš marketingo programos. Tokiu atveju galiu pasakyti tik vieną, kad mGoldex kliento rizika yra nulis. Jis nieko nepraranda, išskyrus galimybę užsidirbti 6500 eurų. Dabar pakalbėkim apie pačios kompanijos patikimumą. Pasakykite, ar daug žinote įmonių, kurios bankrutavo, nes užsiėmė aukso verslu? Aš tokios nežinau. Atvirkščiai, jos dirba ilgai ir sėkmingai, o daugelis šį verslą perduoda iš kartos į kartą. mGoldex dirba pasaulinėje rinkoje jau keletą metų ir be jokios dėmelės, todėl kad dirba sąžiningai, pagal įstatymus, skaidriai, 100% atlieka įsipareigojimus savo klientui. Šiandien labai daug visokių pasiūlymų. Ateik, atsinešk pinigų, gausi milijoną, butą, namą ar plotą mėnulyje ir taip toliau. Jei atimsime iš šių pasiūlymų marketingą, klientų paiešką, kas liks? mGoldex atėmus marketingą liks online standartinė parduotuvė. Prekiaujanti brangiaisiais metalais. Tai yra labai svarbus kriterijus. Pabaigai norėčiau duoti dar vieną rekomendaciją tiems, kurie turi patirtį darbe su marketingo sistemomis, kurie dirba ir užsidirba iš to. Matricinis marketingas, mGoldex bonusinė programa bus kažkas naujo, bet kaip patys matėte, tai ne binaras ir ne MLM, prie kurio jūs esat pripratę. Todėl čia nereikia pirkti krūvos vietų ir nereikia po savim pasirašyti senelio, močiutės, anūkėlės ir taip toliau. Nes pasirašę šiuos giminaičius jūs ir turėsite dirbti už juos patys, kad pildytųsi stalai. Iš patirties galiu pasakyti, kad čia pagrindinis tikslas uždarinėti stalus kuo greičiau, o kad tai padarytumėt, jums tereikia išsiaiškinti apie prekę, apie kompaniją, apie galimybės, juridinę pusę, paaukokit tam tikslui kažkiek laiko, o po to darykite rekomendacijas ir kvieskite žmonės ir jūs pamatysite patys, kaip pradės pildytis jūsų stalai, pasieksite pradžiai, kad išeitumėt į apmokėjimą nors kartą per mėnesį, po to kartą per savaitę ir dar dažniau. Ir kas svarbiausia, šis marketingas tai padaryti leidžia. Na kągi, brangieji, dabar žinote, kaip įsigyti tikro aukso per bonusinę programą. Žinote, kad tai yra patikima, patrauklu ir naudinga. Ir kad tai gali daryti kiekvienas. Tam jums reikės interneto ir didelio noro pasiekti jūsų finansinės ir gyvenimo svajonės bei tikslus. O daugiau viskas yra kompanijoje mGoldex. Visapusiška pagalba, profesionalų komanda ir tikrai geras marketingas bei didžiulis pelnas.
Pabaigai noriu Jums palinkėti. Kurkite savo verslą patikimoje kompanijoje, kur Jūs galite uždirbti didžiulius pinigus. Čia Jums visada padės, todėl Jūs atėjote čia laiku ir vietoje. Sveiki atvykę į M-Goldex. Linkiu Jums sveikatos, būkite sėkmingi ir turtingi visomis prasmėmis.